Ar mašina su 8 ratais gali autostradai sustoti greičiau negu mašina su 4 ratais? Galim padaryti eksperimentą. Turim 2 mašiniukų modeliukas. Vienas yra su 4 ratais, kitas su 8 ratais. Visa kita yra vienoda, svarbiausia, masė yra vienoda. Juos paleisime nuo rampų. Mūsų rampos šiandien yra pagamintos iš labai patogiai formuojamos Rockwool akmens vatos. Kai mūsų mašinytės nusileis nuo mūsų vienodai pagamintų rampų, jos pradės stabdyti ties ta linija. Ir ten mes pamatysime, kuri mašina nuvažiavo toliau. Mašinos paruoštos. 1, 2, 3. Ir išmatavus abiejų stabdymo atstumus, mes gauname, kad atstumai yra beveik identiški. Jeigu kiti automobilių parametrai yra vienodi, tai yra vienoda masė, vienodas greitis, vienoda forma, tai jų sustojimo nuotolis bus vienodas. Bet tai kodėl taip įvyko? Kodėl mašina su 8 ratais nesustojo dvigubai greičiau? Nors ir turim dvigubai daugiau ratų, kiekvienas ratas gauna dvigubai mažiau mašinos svorio ir sukuria dvigubai mažiau trinties jėgos. Taigi, mūsų trinties jėga lieka ta pati. Ačiū Rockwoolui už jų puikią izoliacinę medžiagą, kurią galima pritaikyti faktiškai bet kam, netgi mašinų rampų statybai.